Sveiki, aš Marius Matijošaitis. Kalbamės iš Seimo ir taip kalbamės jau beveik 4 metus. Visados stengiausi balsuoti taip, kad Lietuvos žmonėms nebūtų didesnės mokestinės naštos, kiek tai pavyktų. Visados buvau už didesnį saugumą, už tai, kad reikia ruoštis blogiausiam ir viltis geriausia. Gynybos industrija. Tvari, nuosekli, ambicinga užsienio politika. Daugybę derybinių grupių aš dalyvau nuo pat pradžių. Koordinavau Laisvės partijos indėlį į vyriausybės programą dėl užsienio politikos. Ramiojo Indijos vandenyno strategija, Taivano politika, žmogaus teisų užtikrinimas aplink pasaulį. Pavyzdžiui, bendravimas su Irano opozicija arba Honkongo žmonių teisų užtikrinimas, ne tik Moldovos ar Ukrainos ar Sakartvelo žmonių eurointegraciniai klausimai. Dirbau su europinė politika. Buvau ALDE vertybinės grupės dėrybininkas. 2 raundus atlaikiau tarp parlamentinių partijų sudarybose dėl sustarimo dėl užsienio politikos. Teko koordinuoti Laisvės partijos pergalingą Europos parlamento rinkiminę programą. Daug dalykų nuveikėm ir dėl Kauno, ne tik dėl visos Lietuvos, be abejo. Norėčiau paprašyti, kad galėčiau tęsti darbus dar vieną kadenciją. Galbūt po to dar vieną, bet šiam kartui užteks dar vienos. Prašau jūsų pasitikėjimo, raskite mane. Laisvės partijos kandidatų sąraše šiuo metu 104, tai lėmė tik burtai, padarykime aukščiau ir taip pat reitinguokite 4 kolegas pagal savo simpatijas, pagal tai, kas jums atrodo solidu. Iki 26 dienos.